Sveiki visi, Rolandas iš Pajūrio. Norėjau tokią žinią, žinutę įdomią perduoti. Vakar šnekėjau su vienu Lenku, apie 35-40 metų jam. Ir labai nustebino tai, kad, pasikalbėjus ir apie šį, ir apie tai, ir apie politiką, tiek apie pasaulinę, ir jis pasakė, kas sako, kad pas mus Lenkijai, pas juos Lenkijai, lygiai taip pat elgiasi žiniasklaida, visa mass media, taip kaip ir pas mus. Jis sako, ten daro tas rezalynės, tiek prie sienos, tiek dabar, kad čia Vilniaus kraštas buvo Lenkų ir kad čia reikia atsiimti ir visą kitą, sako, žmonėms to nereikia. Jie turim savo, sako, šalį ir, sako, nėra jokių, sako, net kažkokių tai minčių apie tą dalyką. Sako, visą tą kultivuoja mass media. Tai va, aišku, ten kalbėjom daugiau apie viską, bet ta žinia tikrai, pribloškė. Nes aš maniau visgi, kad pas mus jau yra, jau mes esame, kaip sakant, dugnų dugnas, bet pasirodo, kad tas dugnas didelė tikimybė jau dabar, kad jis yra labai platus. Ir tai va, esmė kokia. Pažiūrėkit, visais laikais, kas buvo naudinga? Per ką žmonės valdė? Per baimę. Dėl ko visą laiką, kiek jau, bent jau žinom aktualiausią istoriją, tai nuo Pirmo pasaulinio karo laikų visą laiką reikėjo kultivuoti baimę. Gali būti ir dalinai ir dėl to. Ir antras karas vyko, nesigilinsim į tą dalyką, nes žodžiai šiais laikais turi būti pasverti. Šiaip savo negali, kaip sakant, tezių dėti. Tai va, ir visą laiką, jūs pastebėkit, yra baimė. Baimė, priešas yra ten, priešas yra ten, priešas yra ten ir taip toliau panašiai, o jei įrodymai rodo antraip, tai pasako, kaip visą laiką, sakykime, taip negali būti, televizorius to nepasakė. Ir taip toliau panašiai. Tų įrodymų yra 9 galybės. O kas valdo tai, kad būtų, pasverti įrodymai, pasverta informacija, pasverta viskas. Šiais laikais praktiškai tik į vienus vartus viskas kontroliuojama. Tai va, mąstykite. Viskas, kas kala jums mintį apie baimę, visų pirmiausia yra jūsų pančiai. Tai va, šiam kartui tiek. Iki.